drug you in bed, trying to fix it with sex, or will I tell you I'm done with you? I know I'm complicated, kinda crazy, but will you stay the night? I know it's hard to trust me, but if you let me, I'll make it alright. Labas rytas, šiandien yra šeštadienis, mes su Simonu einame į IKEA ir taip pat į kitas parduotuvės, kadangi reikia nusipirkti baldų, nes statome namus, tvarkome namus. Ryte atsikėliau, ėjau pasportuoti, dabar einame pavalgyti, o po to eisime į IKEA ir taip pat į miestą. Pafilmuosiu. Šią savaitę visiškai nieko nefilmavau, kadangi buvau labai užsiėmusi ir įdėsiu šios dienos video. Tikiuosi, kad jums patiks. Nu ką, pradedam. Thank you. But it's really fun. Atėjome pavalgyti, aš jau parodau, ką turime. Bulvės su salotom. Nėrinukais. Nu va, atėjome į sustojimą, kuriame esu buvusi nemažai kartų, vadinasi Hongkongas. Apsuku kamerą, parodau. Tai milijonai, vyras laukia. Okay? Na va, prasideda mūsų pirkimas, namų keitimas. Vyras mano nemėgsta eiti į IKEA, bet žinokit, reikia. Atėjom nusipirkti sofą, labai šitą patinka. Tokia mėlyna, graži. Na va, mes jau nusipirkome, ką reikia. Reikės taip pat antrąjį kartą nuvažiuoti į IKEA ir nusipirkti daugiau daiktų, bet šiuo metu kažkaip nusipirkom sofą, po to batam susidėt, po to man staliuką tokį kompiuterį. Grįžome namo, einu truputėlį prigulsiu, kadangi esu pavargusi. Visuomet nėra lengva, kada perki kažką namams. So I think it's a good idea to have this on the windowsill. Yeah. Oh, you're coming back. I was making video. Sorry. It's fine. Sveiki, kaip jūs gyvenate? Aš galvoju padaryti video šiandieną apie mano intermittent fast, angliškai pasakius, o lietuviškai vadinasi pertraukiamas badavimas. Ta žodis badavimas labai baisiai skamba, nu bet taip išverčiau lygiai taip yra. Man yra 35 metai ir aš, žinokite, prieaugau svoriu beveik 7 kilogramus, kadangi man hormonus tvarkė, darė viską daktarė. Kuomet nuėjau pas daktarę, man išrašė vaistų 3 mėnesius, tokį kaip etapą, ir prieaugau svoriu. Pasižiūrėjau į veidrodį vieną dieną ir galvoju, Dieve, tu mano pūkuotas, kaip aš atrodau, tikrai išsipūčiau, paprasčiausiai išbrinkau, mano veidas pasidarė daug didesnis. Mane dažnai klausdavo, Renata, gal nėščia, gal laukėsi. Ir tikriausiai jūs pastebėjote, kad aš, žinokite, net visiškai video nedėjau, kadangi aš jaučiau, jog mano lyg ir meiliai savo lyg ir dingo ir aš pasijaučiu tokia negraži ir savo ir nenorėjau būti nei ant kameros, nei filmuoti, nei nieko.
Bet žinoma, taip pat filmavau, aš norėjau save parodyti tokia, kokia esu, kadangi aš nenoriu vaidinti, nenoriu meluoti, nenoriu rodyti savęs tik tais gražioje pusėje, o save visiškai ignoruoti, kuomet aš atrodau savo negraži arba savo nepatinkanti. Mano video yra tokie normalesni ir aš bandau rodyti gyvenimą toks, koks yra, nesuvaidintas. Na ir po to, kaip aš priaugau svorio, aš sakyčiau gal 5 ar 7 kilogramus. Aš tikrai pastebėjau, kad mano veidas paburko, taip pat mano kūnas paburko ir pasijaučiau tokia labai išsipūtus, kadangi tai vaistai nėra gerai tiek vaistų gerti, tuos hormonus tvarkyti, kai kurie žmonės. Nu ir viskas, ir aš po to nusprendžiau savo padėti. Žinokit, visko buvo. Ir verkiau, ir ašarų, ir dietų norėjau laikytis, bet aš netikiu dietomis. Dėl to aš nusprendžiau griežtai nesilaikyti jų. Nusprendžiau turėti tokį kaip ir tikslą savo, kad aš valgysiu tai, ką norėsiu valgyti, bet aš naktimi nevalgysiu. Na ir aš pamačiau, kad intermittent fast tai yra labai gerai. Vadinasi pertraukimas, badavimas. 16 valandų nevalgai ir 8 valandas valgai. Man tai buvo labai lengva priprasti, kadangi iš pradžių aš labai bijojau, nes aš dirbau bare, dirbau restorane, o dabar dirbu pizzerijoje ir mano darbas nėra stabilus. Kartais aš pradedu dirbti 11 valandą dienos arba ryto, kartais aš pradedu dirbti 3 valandą, kartais baigiu dirbti 2 ryto, kartais baigiu dirbti 10 vakaro. Darbas nėra stabilus, valandos nėra stabilius, tai tas valgymas taip pat buvo nestabilus ir aš nežinojau, ką padaryti. Aš priaugau taip pat svoriu, nes dirbdama bare prieš tai valgydavom naktimis kartu su kolektyvu ir aš tikrai nesijaučiau gerai. Būdavau pervargus per daug, tai žinoma, norėdavau tos energijos ir naktimis užvalgydavau per daug ir pradėjau augti svoriu nuo vaistų, taip pat persivalgymas naktimis ir tas toksai nestabilus gyvenimas, nestabilus mano valgymo tvarkaraštis ir aš tikrai priaugau svoriu. Na ir kai pamačiau tą intermittent fast, kuomet jūs 16 valandų nevalgot, 8 valandas valgot, aš pagalvojau, kad kas tai yra. Man patinka tas, kad aš valgau tai, ką noriu, 8 valandas ir po to nevalgau naktimis. Sakyčiau, gal po savaitės laiko pas mane svoris pradėjo kristi. Vienu metu pas mane svoris nukrito 2 kg per savaitę ir aš sakiau ne. Norėjau pažiūrėti, ką aš blogai dariau, kadangi 2 kg per savaitę yra per daug. 1 kg per savaitę yra gerai. Mano nuomonė 500 gramų arba 700 gramų per savaitę yra geriausiai. 1 kg man yra dar truputėlį per daug. Nes aš galvoju, kad jeigu noriu aš išlaikyti savo kūną, kuris būtų lieknas, bet taip pat sveikas ir stiprus, per daug svorių numetimas arba per greitas svorių metimas yra labai negerai ir taip pat jums negerai jūsų organizmai, jūsų hormonams, viskam. Tai aš nusprendžiau valgyti sveikai, nors aš visuomet sveikai valgydavau, bet dar sveikiau. Tai aš angliavandenius ir ne. Taip, angliavandenius valgau iki kažkur 2 arba 3 valandos dienos vėliausiai. Bet bandau valgyti angliavandenius paskutinės 2 savaitės, gal tik tais iki 12 valandos dienos. Tai aš visuomet turiu saldžiųjų bulvių arba rudųjų ryžių. Aš bandau duonos nevalgyti, nes mane truputėlį išpučia, aš jaučiuosi tokia sunkesnė. Taip pat aš valgau, žinokit, žuvies. Aš nesu veganė, aš esu vegetarė. Bandau pasportuoti, daryti pritūpimų. Matote šiame video, tai yra šiandieną nufilmavau ir aš savo gražiai atrodau, dėl ko, kadangi nesijaučiu perdžiūvus, nesijaučiu per liekna, aš jaučiuosi kaip moteris, aš turiu krūtinę, aš turiu užpakalį, aš turiu dar truputėlį pilvuką, aš jaučiuosi kaip moteris, man tas patinka, kad aš turiu savo apvalumus, aš jų nenoriu panaikinti, tai ne tame esmė. Mano pirmenybė yra sveikai gyventi, jūs tikriausiai žinote, taip pat sveikai atrodyti ir sveikai jaustis. Aš nenoriu būti perkarus, perkūdus ir jaustis, kad pas mane pakiai būtų pajuodę ir aš taip savyje negerai jausčiausi. Aš tikiu, kad mes moterys turim save labai prisižiūrėti, taip pat ir vyrai, bet man atrodo, gal daugiau moterių žiūri specialiai šį video. Turime save prisižiūrėti ir valgyti nemažai kalorijų. Aha, dabar pakalbant apie kalorijas. Kalorijų per didelis kontroliavimas nėra gerai. Aš naudojuosi LifeSum, tikriausiai žinote aplikaciją. Man yra nuostabi, skaičiuoju savo riebalus, skaičiuoju angliavandenius.
Man svarbu, kad aš gerai savyje jausčiausi, taip pat, kad mano kūnas būtų stiprus. Aš nenoriu numesti svorių nesveikai. Aš nenoriu numesti svorių, kad aš negerai jausčiausi arba silpnai jausčiausi. Aš būsiu mama. Tikiuosi greitai. Aš esu žmona. Aš esu dirbanti moteris. Ir aš noriu, kad aš savyje gerai jausčiausi. Noriu, kad gerai atrodyčiau ir kad būčiau optimistiška savo naujame gyvenime ir savo naujame kelyje. Kas susijęs su maistu ir kaip aš jaučiuosi savyje, aš pastebėjau labai didelį skirtumą. Ir aš taip pat pradėjau truputėlį sportuoti dabar, kaip turiu laiko ir valgau angliavandenius iki 12 valandos dienos, daugiausiai iki 3, bet bandau iki 12. Taip pat valgau gerus labai riebalus, daug avokadų, kokosų aliejaus, darausi žaliųjų tirštųjų gėrimų, taip pat žaliųjų sulčių. Jeigu norite išsamesnio video apie mano maistą Glorianau, prašau pasakykite, aš turiu kelias laisvas dienas, aš galiu tai padaryti rytoj arba poryt, man davė 4 dienas laisvas, tai yra šeštadienį šiandieną, sekmadienį, pirmadienį ir antradienį, ir aš tikrai bandysiu įdėti video apie tai, nes yra klausimų nemažai. Na ir viskas, ačiū, kad žiūrėjote šį mano vlogą ir dėkui ir labai aš jūs myliu ir iki ate.